Labadiena, Gintaris, aš atstovauju Saudal kompaniją, tai belgų koncernas. 60 metų, kaip šita kompanija yra įsteigta ir gyvuoja iki šiol, ir tas pats steigėjas, tai yra šeimos verslas, išplitęs į 140 šalių pasaulio, gaminam produkciją, ko gero žinoma, tai būtų hermetikai, klijai, purškalai, aerozoliai įvairūs ir sistemos, juostos ir taip toliau, apie viską čia mes negalėsime išsiplėsti. Tiek iš oratorių prieš mane kalbėjusių, su kai kuriais dirbame, su kai kuriais yra apie ką ir diskutuoti, kalbėti. Va, tai trumpai papasakosiu apie šitą sistemą. Tai atrodo toksai nelabai reikšmingas prie tokių didelių projektų tas klijavimas, bet tai labai rimtas pats ir procesas yra, ir labai atsakingas procesas, kadangi, kaip įsivaizduojame, tas viskas yra priklijuojama, nenaudojant ne vieno mechaninio ar kitokio atraminio tvirtinimo priemonių. Tai trumpai ir bandysim apžvelgti. Tai yra visa sistema sukurta Saudalo, išbandyta Lietuvoje. Projektų turiu apie 20 metų, turbūt daugiau jau, kas yra. Belgijoje ir kitose šalyse, kur anksčiau dirbo su Saudal, yra dar ir daugiau. Tai išbandyta ne tik tai laboratorijose, bet jau ir laiko šitą sistemą visą. Be abejo, iš karto pabrėšiu, kad visi projektai yra derinami prieš klijuojant, prieš įrengiant karkasą ir panašiai, kadangi skiriasi, ypatingai dabar pastaruoju metu, ir pačios plokštės tuo, kad jų matmenys, jų formos, jų įgeriamumas, kas labai svarbu yra parenkant tam tikrus gruntus ar aktyvatorius, apie tai mes apžvelgsime žemiau. Kaip ir minėjau, kad įvairiausių yra netgi šitą sistemą galima klijuoti ir lenktus fasadus, plokštės, kurias įmanoma išlenkti, nenaudojant jokio mechaninio tvirtinimo. Klasikinis metodas tai yra tikrai sudėtingas, yra ypatingai klijuojant, tarkim, trapes medžiagas, tokias kaip akmuo, tai yra gręžimo darbai, yra kabinimo, tuo labiau, kad negalima tvirtinti visais taškais, kadangi yra judėjimai, o tokie kaip marmuras, granitas ar panašios medžiagos yra gana trapios ir neišlaiko tų temperatūrinių galimų judėjimų. Tai taip, sistema klijuojama plačiausiai ir patvirtinta yra prie aliuminio konstrukcijos. Tai yra specialūs profiliai, apie tai mes dar užsiminsim, kokios klaidos yra daromos, parenkant pačius profilius. Sukibimas yra pasiekiamas ne tik tai pačių klijų dėka, bet tam labai svarbu panaudoti pagalbinės priemonės, tai be abejo valikliai, tai aktyvatoriai, kaip minėjau, arba medžiagos aktyvuojančius paviršius, arba giluminiai gruntai, kurie taip pat atlieka kelias funkcijas. Klijai sukurti yra MS polimero pagrindų, tai sena technologija, tai visiškai neturintis nei tirpiklių, skiediklių ar kitokių medžiagų, o kietėjimo procesas vyksta polimerizuojantis, tai yra gaunant drėgmę iš aplinkos, tai taip nieko neskleidžiam, jokių kenksmingų medžiagų į išorę. Atsparumus vėjui, ekstremalios aplinkybės, apkrovos didelės, kadangi klijai paskaičiuoti ne tik tai plokštės svorio išlaikyti, tai yra tik tai 10%, gal kelios 10% jų pajėgumo. Didžiausios apkrovos tai yra temperatūriniai judėjimai, vėjo apkrovos ir drėgnio, įgeriant plečiasi plokštės ir panašiai. Čia trumpai sustosiu, ilgai nekankinsim. Kas yra ventiliuojamas fasadas, turbūt žinome, keistai, kai kuriem keistai skamba, kaip čia gaunasi šilčiau, kada yra tarpas tarp šiltinimo medžiagos ir
ir plokštės, bet tai yra pagrįsta ir fizikos dėsniai tai paaiškina, kas gaunasi. Ir klijuojant su mūsų sistema, tai darbai ir tarpai, ir plokštės yra sudedamos labai vienodai ir tas vėjo skersvėjo, netgi pavadinkim, judėjimas yra labai efektyvus. Dar didelis tai yra garso izoliacija, ne kaip gaunama. Todėl, kad visa konstrukcija vis tiek yra pririšta prie sienos nešančiosios. Ir jeigu tai būtų mechaniškas tvirtinimas, tai įsivaizduojam didelį pastatą su siena, kuri yra mechaniškai tvirtintos plokštės, gaunasi didžiulį membraną. Tai yra triukšmo perdavimas ir vibracijos perdavimas tiesiai į tą sieną. Šiuo atveju per klijų, kurių yra storis virš 3 mm, jie yra tampus elastingi, tai yra savotiškas gesinimas toksai. Ir yra garso izoliacija. Šalčio tiltai, tai čia mes žinom, čia gaunasi dėl pačio principo ventiliuojamo vėdinamo fasado. Be abejo, vienas iš svarbiausių momentų tai įrengti karkasą patį. Tai yra labai svarbu. Įrengti jį taip, kaip jisai privalo būti, sureikia pagal plokščių matmenis, kad atitiktų. Labai svarbu parinkti vidurinių plokščių, apie tai dar kalbėsime, plotį. Tai dabar pastaruoju metu dažnokai daromos klaidos ir tenka suktis iš tos padėties. Ir svarbiausia tai lygumas. Ypatingai, kai plokščia dar gulsis ant trijų plokščių, plokščia gulsis ant 3 karkaso elementų, mažiausias nelygumas, milimetrų netgi paklaida, sudarys problemą tolygiai prisiglausti plokščiai prie karkaso. Yra tokie sekantis dokumentai. Tai turime ETA bandymo protokolą, KOMO sertifikatą, turime atlikti statybos technikos institute bandymai atlikti visai sistemai taip pat. Taip pat ne tiek dažnai, bet atliekami pageidaujant arba užsakovui, ar tiesiog jeigu medžiaga nėra išbandyta ir kyla abejonių, tai VGTU mums tai labai padeda, mes darome tam tikrus mėginukus, juos brandiname, apie tai, kad ką reiškia brandiname, visi klijai ir hermetikai, kurie kietėja polimerizuojantis, jų pilnas sukietėjimas siekia iki 20 ir daugiau parų pilnas. Sukietėja gali būti kelios paros pakanka, bet tas pilnas tvirtumas, pačių klijų tvirtumas vidinis yra pasiekiamas per tam tikrą laiką. Ir po to gaunamas atsakymas, mes apie tai pamatysime, kokie dokumentai tam yra. Čia ITB ETA išdavė, čia yra KOMO bandymo protokolas ir čia yra mūsų VGTU išbandyta, kaip matome, kokios jėgos pasiektos, turim tokį kvadratinių milimetrų plotą, kokios jėgos yra maksimalios pasiekiamos, tai yra tikrai labai didelės klijų galimybės išlaikyti apkrovas ir svorį. Kas gaunasi mechaniškai tvirtinant, gaunasi tokie nemalonumai gali gautis ir ne tik taip tas, bet gali trūkstant, ar tai mechaniškai paveikiant, ar tiesiog pažeidžiant plokštę, tokiu būdu pritvirtinus dalys gali kristi ir sužeisti ar panašiai. O klijuojant, tai vis tiek gaunasi kaip tripleksas. Klijai yra per visą ilgį plokštės ir netgi suskilus plokščiai pilnai, dažniausiai jinai lieka vietoje laikytis, kadangi jinai yra priklijuota. Tai yra švara. Tai nėra jokių grėžimo, nėra mechaninio tvirtinimo, reiškia, neatsiras korozija, neatsiras jokių pažeidimų. Tai yra elastigumas, kur kompensuos judėjimus, pastato statinius judėjimus, kur kompensuos drėgnumo plėtimus ir sumažėjimo ir šilumos temperatūrinius.
tai yra taupoma, kadangi papildomos įrangos kaip ir nereikia. Tai yra medžiagos, tai yra pistoletas ar silikono išspaudėjas ir tiek. Kaip kalbėjom apie tai, slopina vibracijas, tai yra garso izoliacija, tai yra greitis. Darbai tikrai atliekami profesionalų labai greitai. Tai yra užduotis idealiai išstatyti pirmąją eilę, o toliau distancerių pagalba, tai vyksta labai greitai. Ir dar apie tai pakalbėsim. Tai tvirtumas, be abejo, tai yra kosminės jėgos kokios tai pasiekiamos su dėka šitų klijų ir jų klijavimo jėgos ir jų pats stipris yra gana aukštas sujungęs su. Ir saugumas, ką ir minėjau, jeigu įvyks nelaimė ar bus metamas akmuo ir dalys kris, tai apačioje, jeigu randamės ar randasi kažkokie objektai, jie nebus pažeidžiami, kadangi ta maksimaliai liks viskas kabėti vietoje. Nu ir korozija, taip, kada tvirtinimai yra objektų, kur susijungia kelių skirtingų sutvirtinta profilis aliuminio, varžtas tvirtinimo elementas cinkuotas metalo ir ten praktiškai vyksta cheminė reakcija ir vyksta korozija į sujungimo taške. Čia pagrindinės yra sistemos medžiagos, jos susideda be abejo klijai, tai MS polimeriniai klijai, kaip minėjau, neturintis jokių kenksmingų medžiagų ir nieko neskleidžiančios į aplinką, o priešingai naudoja drėgmę ir tuomet vyksta polimerizacija. Tūrio nepraranda, neatsiranda įtempiai vien dėl to, kad jau sumažėjo tūryje tas produktas, nes niekas neišgaruoja ir nieko nepalieka. Aktyvatorius tai yra du viename, tai ir valiklis, ir aktyvatorius, kuris nuvalo nešvarumus ir aktyvuoja paviršių, palikdamas titano dulkes. Tai gaunamas klijuojant, gaunamas taip vadinamas varlytės efektas letenėlių sukabinimo. Tada ne tik prie plokštumos yra sukibimas, bet ir prie to titano dulkių. Juodas aktyvatorius klijuojant prie blizgaus aliuminio profilio, dviejų plokščių jungtyje lieka aliuminio spalva blizgi. Tai ne visuomet yra estetiška ir gražu, tuomet yra naudojamas aliuminio primeris arba tas pats ir aktyvatorius jisai, kuris pagerina sukibimą ir palieka tą tarpelį, paslepia, jisai yra juodas ir tada susilieja taip ir su. Va, čia giluminis gruntas. Giluminis gruntas yra ne tik tai pagerinimui sukibimo, bet jisai atskiria drėgmę, kuri gali atsirasti. Čia yra porėtėm plokštėm naudojamas. Atskiriame drėgmės patekimą į klijavimo vietą, tai yra į klijus. Tai lyjant, drėkstant, klijai nėra paveikiami drėgmės, jie yra izoliuojami su dėka šitų dviejų vieno arba kito giluminio grunto. Valiklis be abejo, tai su teptom vietom, šviežių klijų valyti ir dvipusio lipnumo juostelė. Tai du darbus atlieka, tai labai stipriai klijuoja momentaliai, pridėjus plokštę iš karto ir laiko tą plokštę be jokių atramų, kol sukities klijai. Ir kitas dalykas, jinai išlaiko 3,2 mm storio klijų storį, tam, kad būtų iš ko kompensuoti tuos judėjimus, kurie ateityje bus. Va. Prailgintas yra laikas plėvelės atsiradimo ir kietų polimerizacijos pradžiai tam, kad suspėti tą padaryti. Klijai tepami išpjautą antgalius V formos antgalių, statmenai laikant įrankį arba plokštė, jeigu prie plokštės, arba pačiam profiliui ir gaunama V formos klijų sluoksnis, prie kurio vėliau bus glaudžiama plokštė. Va, aktyvatoriaus darbas. Aktyvatoriaus darbas tai neporėtų plokščių paviršių nuvalymui ir aktyvavimui, kaip minėjom, dėka tų titano dulkelių ir taip pat profilio neįkrenčių paviršių valymas ir
aktyvavimas pagerinimas. Čia giluminis gruntas, kaip matome, čia projektas buvo įdomus, kombinuotai buvo daroma, dalis buvo klijuojama ceche iš lankstyto profilio aliuminio ir dalis dar papildomai buvo klijuojama pačiame objekte. Tai šita vieta ir yra apdorota Primer 150 giluminių gruntų, valandą duota jam išdžiūti ir po valandos klijuojama jau prie fasado. Čia apie juodą tai minėjau, apie gruntą, kuris neįgeriančiom medžiagom ir palieka juodą paviršių, ką estetinį vaizdą pagerina. Juostelė su apsauginiu sluoksniu klijuojama prie profilio ir, kaip minėjau, atlieka tuos du darbus ir storį, ir fiksuoja plokštę iki klijų sukietėjimo. Valiklis, kaip paminėjau, yra tam valymui. Tai va, vienas iš to, ir projektuojant, ir juolab kas jau įrengia, tai yra pločiai profilio, prie kurio bus klijuojamos plokštės ar kiti elementai. Tai negali būti mažiau nei 90 mm ta plokštė, kur susijungs dvi karkasas, kadangi neužteks vietos klijam, juosteliai, tarpui, kuris bus reikalaujamas gamintojui palikti atstumas tarp plokščių ir kitai tą patį. Tai 90 tai yra minimumas. Per vidurį arba krašte užtenka 40, kadangi tai bus viena juostelė, vienas klijas ir į tai atkreipiamas dėmesys, aš vėliau dar tenai pačioje mes pamatysime, kokia klaida daroma projektuojant, nes nebūtinai šitą sistemą naudojama ventiliuojamam fasadui, vėdinamam fasadui. Tai gali būti ir pakalimai, tai gali būti lubos, tai gali būti bet kokie elementai, kur naudojama omega profilis. Ir ten pastaruoju metu mes ir susidurėm su tokiam bėdom. Čia vėdinamam fasadui yra naudojamas tėjinis profilis, kraštam aplink langus duris ir per vidurį, jeigu plokštės didelės, yra naudojamas L, o omega naudojama vėdinamam fasadam labai retai kada, daugiausiai, kai plokštės yra apdailinė medžiaga, naudojama nevėdinamam fasadui. Ir klaida daroma užsakant jas tokia, kadangi specifikacijoje šitas produktas yra žymimas 20, 60, 100. Ir dažnai montuotojai užsisakę šitą, pamatę skaičių 100, jie galvoja, kad jeigu reikia 90, mes turėsim 100. Bet iš tikrųjų 100 tai yra tarp auselių kraštų. Mes klijavimui turime viso labo 60. Ir jeigu čia sudėsime dvi plokštės, mes niekaip fiziškai negalėsim sutalpinti dvi juostas klijų, dvi juostas juostos ir dar palikti reikiamą tarpą. Tai į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir projektuojant. Kaip minėjau, darbas toliau vyksta gana sklandžiai. Tai reikia distancerius išstatyti, pirmą juostą išstatome, su atramėlės prisisukę, o toliau viskas labai sparčiai tvirtinama, ramstyti nieko nereikia, nes juostelė tai pagauna. Be abejo, reikia tvarkingai pataikyti į vietą, nes po to pataisyti jau nepavyksta. Juostelė jau sukabina ir reikia labai tvarkingai tą atlikti. Kas svarbu žinoti, tai, kaip minėjau, plokščių yra įvairių, netgi ir tų, kurios yra įgeriančios pati medžiaga, bet nugarinė pusė dažnai būna transportavimui arba saugumui eksploatuojant jas priklijavus, yra padengtos tinkleliu ir padengta klijais. Ir praktiškai kiekviena plokštė, kuri yra vežiama, reikėtų duoti mum įvertinti ir pažiūrėti kokią tai, nes tai yra priešingai galima supainioti ledus su gėlėm ir gausis labai didelių problemų, nes įgeriančiam paviršiui naudojamas giluminis gruntas, kaip minėjau, o neįgeriančiam tai yra aktyvatorius ir jokių būdų tai supainioti negalima. Tai
Tai tai būtinai reikia žinoti. Arba tai nurodo gamintojas, kad koks gyvenumas yra tos dalies, kuri klijuosis, arba mes tam visada padedam. Be abejo, yra instrukcijos, kaip reikia klijuoti, labai svarbi temperatūra, orai yra kintantis, nereikia ir žiemos, yra diena naktis, yra plokščių paviršius, gali būti ir drėgnas, kadangi kondensatas, naktį mažiau ten 9 ar 10 laipsnių ir jau ant paviršių drėgnų metu gali atsirasti kondensatas. Nekalbu apie aliuminio konstrukciją, tai reikia atkreipti dėmesį, nors ir pliusinė temperatūra ir daugiau gali būti 10-20, bet paviršius gali būti drėgni. Prie 30 nerekomenduojama pietų pusėje į saulę klijuoti, nes juostelė virš 30 laipsnių jinai tampa minkšta ir klijam dar nesukietėjus gali susmukti visa ta konstrukcija, po to nemaloniai reikia pirkti stygą ir tą ilgai klijus pjauti. Taip, maksimalus plokščių matmenis nurodo gamintojas, bet yra formulė, ką leidžia mūsų klijai, kiek galima, žinant įstrižainę ir temperatūrinį judėjimą šitos plokštės ir apskaičiuojama, kokiu matmenu maksimaliai mes galim vienos ar kitos medžiagos plokštę klijuoti. Gintarė, prašyčiau paskubėti, užbaiginėti. Taip. Klijuojant horizontaliai, kada klijai horizontaliai tepami būtinai tik tai su mumis pasitarėme, apie VGTU mes kalbėjome, tarpą taip pat paminėjome, visą kitą čia mes pakonsultuosim, ko užtepama. Trumpai nuotraukas tada parodau, praktiškai be komentarų, objektai dauguma iš Vilniaus ir pažįstami bus, viskas yra klijuota Saudal sistemomis. Ir tai ne viena 10 metų kai kurie objektai laikosi ir iki šiol viskas tas kaip ir tarnauja. Kaip minėjau, dar trumpai pasakysiu, tarpas yra užpildytas būtinai medžiaga, kuri nereaguoja su marmuro granitu, neturi plastifikatorių. Šiuo atveju yra panaudotas neutralus silikonas ir matome, kokį efektą gavome, kai nepasikonsultavo, žmonės sušlapiavo nuo tų aliejų, kurie yra viduje silikono, sušlapiavo paviršių. Dėkui.